Taigi, aš esu Kaune ir esu labai susijaudinęs, nes už manęs yra žygeivių kompanija, su kuria aš lipsiu į patį vieną aukščiausią, o gal ir aukščiausią Kauno kalną. Paklauskime žygeivių vadovės gidės Ievos, kuri dalyvauja mūsų laidoje, koks tai kalno aukštis reiškia. O, tai žygiai visai nedaug, 2-3. 2-3. 2-3. Kągi, 2-3 yra visai neblogai. Lipame. Aš esu aukščiausio kalno Kaune nugalėtojas. Žygi. Na ir užtrukot, paskubam, greičiau, kur Ievužė? Ieva. Na va, užkopėm su žygeiviais į vieną aukštesnių Kauno kalnų ir pradėkime pokalbį su labai gudrė devintokė Ieva. Turiu įvairiausių pomėgių. Pavyzdžiui, dainuoju chore, jau visus 7 metus. Groju pianinu. Taip pat lankau debatus. Užimta mergina esi, kaip supratau. Na taip, laisvalaikio beveik neturiu. Želvi, dabar atsibendrink, dabar kalbinsim draugus Ievos. Aha, atsibendrini? Visi kadre, Želvi? Visi esame kadre, klausiu. Gerai. Taigi, kokia yra Ieva? Linksma, iš tikro, labai organizuota. Puikiai, šauni, žingeidė, kaip aš sakau, protinga, graži, žavi. Eusia, kaip sakoma. Žygiai. Papasakok man, kaip žygiai, įdomiausia apie žygius. Yra vienas iš mano pomėgių ir priklausau Jėzuitų gimnazijos žygeivių klubai. Jis vadinasi Bepras. Aš nesu labai patyrusi žygeivė, esu iš tiesų nuėjusi tai 100 su trupučiu kilometrų, kai kiti jau skaičiuoja savo nueitus kilometrus tūkstančiais, taigi. Bet iš tiesų tai yra labai, labai fainas užsiėmimas. Gerai, papasakok apie mokslus. Kas sekasi labiausiai, kas patinka, kas nepatinka, kodėl? Iš tiesų, kas sekasi, tai negalėčiau pasakyti iš tikrųjų. Aš tikiu, kad jeigu žmogus nori turėti visapusišką ir pilną išsilavinimą, tai jis turėtų mokėti bent po kažkiek iš kiekvieno dalyko. Jinai puikiai žino savo vertę, mes žinom, kiek jinai gali. Aišku, negalim, o linkim iš tiesų geriausios sėkmės, bet aš asmeniškai norėčiau ją matyti netoli prezidentės. Esu vėlgi Marijampolė. Čia mokosi labai gabūs mokiniai. Ir šiandien supažindinsiu jūs su dar viena labai gudrė devintoke, Auguste. Bet nepykite, daina yra šventas reikalas. Reikia baigti, ką pradėjome. Tai aš esu Augustė Ragelytė, mokausi iš to senovai garbingo gimnazijoje. Augustė yra labai santūri ir ją reikia pastebėti. Jos ir gabumus, o iš tikrųjų jinai turi labai didelį potencialą. Na, šiaip iš tikrųjų Augustė yra tiesiog nuostabus žmogus. Augustė yra beprotiškai fantastiška. Ir protinga. Kas yra protingas žmogus? Protingas žmogus yra savo srities specialistas pirmiausia, geriausias savo srity ir šiaip mokantis tinkamai pasielgti įvairiose situacijose. Kokie mokslai tau patinka? Kas nepatinka, kas sekasi, kas nesiseka? Labiausiai patinka tai geografija, biologija, lietuvių kalba, o šiaip sekasi tai visi neblogai. Iš tikrųjų, kaip ir visi normalūs žmonės, užsiima labai įvairią veiklą. Mes važiuojam dviračiais, jinai skaito knygas, per daug knygų. Jinai skaito knygas? Palaukit, papasakokit daugiau, Jinai skaito knygas apie 3 muškietininkus, jos mėgstamiausias autorius yra Diuma. Mėgstu istorinės knygas, nuotykinės, fantastinės, filosofinės, įvairias. Kaip šiaip, kaip mergina? Gera. Gerai, čia ir baigiam.